Dar viena labai labai įdomi tema apie žmonės, kurie veda renginius arba laidas, kur kviečiasi, dažniausiai galbūt paimkime ne renginius, laidas, kada kviečiasi žmonės pas save pasikalbėti, pavyzdžiui, apie jų skyrybas, gyvenimus, pasiekimus ir. Tai vat noriu vieną pasakyti, ką gauna tas, kuris klauso. Ir kada kviečia žmogų kalbėti ir atveria duris ne tik jam, bet ir jo visai istorijai. Ta istorija gali būti su skausmu, baime, ilgesiu ir netgi labai tamsiais šešėliais. Ir nesvarbu, kur tu esi. Ar tą laidą vedi iš savo namų, studijos, nuomojamam kambarį, ar net televizijos laidoje, erdvė prisigeria ir sugeria viską. Ir tu gali manyti, kad kada baigiai filmavimą, kad viskas tuo ir baigta. Bet jos skausmo aidas deja pasilieka. Lieka baimės kvapas, neišgydyti žodžiai, tyliai alsuoja būtent toje erdvėje. Ir jeigu ta erdvė taip pat nėra valoma, tai ji ir ima veikti tave. Erdvė, kur kviečiami žmonės, tampa energetinė kapsulė. Ir jo vidinis pasaulis persikelia į tą aplinką. Persikelia į tavo sienas, galbūt grindis, orą, baldus, o gal net ir į mikrofoną. Tai lyg kvapas, kurį net kartais tu gali pajusti. Bet dažniausiai tiesiog pradedi jausti tą sunkumą ir tikrai būna be priežasties, tu tiesiog jau net nebenori toj patalpoj būti. Todėl jeigu esi tas, kuris kalbini žmonės ir kuris priimi, kuris išklausai, privalai žinoti, kad atsakai ne tik už tą žmogų, kurį kalbini, bet tu jau atsakai ir už tuos žmonės, kurie tau padeda. Galbūt už kamerų, galbūt rengiant ar lipdant tas visas programas, kaip sakant, bet ir už erdvę, kurioje tu tą atveri. Tai tu turi arba gebėti ir turėti gebėjimų, kaip neutralizuoti tą atneštą negatyvą, pozityvą, ar ten ašaras, ar ten džiaugsmo ašaras, ar ten džiaugsmo, ar nepykantas, ar tą, ką išleidžia žmogus. Nes jeigu tu to negebi daryti ir dirbi metai iš metų arba lakstai iš erdvės į erdvę, tai tada tu viską ir nešiojasi su savimi, parneši ir namo ir tą parneši savo artimiesiems. Tai tas irgi labai labai svarbu, nes dabar matau, kaip populiaru, kad jau dažniau daro vos ne iš namų laidas, kalbina, ar išsinuomoja kokiam biure, kokią tai patalpėlę ir jau kviečiasi, ar šiaip kokioj kavinukė, ar kokiam hotelė ar viešbutėje. Tai irgi labai svarbu, jeigu esi labai labai dažnai tarp žmonių ir tu tuos žmonės kalbini, tai jeigu esi tikrai pasiruošęs ir apmąstysi ir apgalvosi, kad tikrai šitose žodžiuose yra tiesos, tai aš gebu tą, kada aš dirbu su energija, tai ką aš darau, tai va visą tą negatyvą aš turiu kaip ir moku, kaip jį neutralizuoti, utilizuoti ir, kaip aš sakau, aš veikiu kaip energetinis kanalas, bet tu jį gali tada tokiu atveju įsivaizduoti kaip siurblį, nes tai yra paprasčiau žmogui. Jie kitaip to nesuvokia ir nesupranta, kaip taip įmanoma, bet taip įmanoma. Tai tam tikrai aš turėjau irgi ilgą kelią iki to, kol tą pradėjau daryti. Ir
turiu, kaip sakyti, dangiškosius raktus, dangiškosius kodus. Tai nėra tai, kad aš vieną dieną atsibudau, o labą dieną, aš dirbu su energija, stop, ne, tikrai ne. Pabuskime nuo šitų nesąmonių. Tai jeigu tikrai tu kaip žmogus negebi to utilizuoti, tai tikrai turi apmastyti ir apgalvoti, nes kai tu sugeri iš visų tų žmonių, su kuriais tu kasdien susitinki, ir jeigu kiekvieną dieną tave supa skirtingi žmonės su skirtingom temom ir visaip kaip tave paliečia, tai jie ne tik paliečia, bet ir tau palieka. Tai kviečiu, jeigu esi pasiruošęs ir nori priimti apsivalymą, jeigu tiesiog nori to, nes kaip tu ne tik išgirsti kitą, bet ir tampi jau jo skausmo šeimininku, tai nėra tik kamera ir mikrofonas, tai yra jau dvasinis darbas ir yra jau šviesos atsakomybės kelias. Tai vat tuo keliu ne visi laidų vedėjai eina, bet jeigu tu esi tas žmogus, tai kviečiu pasiklausyti. Galbūt tai tau kažką primins ir galbūt tu save kažkame išgirsi. Laukiu tavęs visada.